Tai visus noriu pakviesti į patogią sėdimą poziciją. Galite atsisėsti ant kulnų, būtent šitaip. Galite naudoti blokelį taip pat atsisėsti, jeigu sėdynė nepasiekia žemės ar kulnų. Taip pat galite tiesiog sukryžiuoti kojas priešais save ir atsisėsti ant blokelio. Rasti jums patogiausią variantą. Žinoma, galite pradėti nuo lotuso, jeigu jums tai patogu ir jūsų kūnas jums tai leidžia be papildomo apšilimo. Tai užmerkite akis. Tai kas prisijungėte vėliau ir negirdėjote, muzikėlė yra įkelta į chatą, kur būtent iš ten galite pasileisti, kuomet aš jums pasakysiu. Tai bus nuo antro kūrinio. O dabar prašau visų atsisėsti, patogiai užsimerkti ir tiesiog koncentruotis į kvėpavimą. Kadangi jau esame susipažinę su ūdžiai kvėpavimu, tai šiuo metu tiesiog kreipkite dėmesį į kvėpavimą, koks jis yra, kada mes jį nepraktikuojame kaip ūdžiai, o tiesiog kvėpuojame normaliai, apie tai net negalvodami, bet tiesiog dabar atkreipkite dėmesį, koks jūsų kvėpavimas. Ar jis yra lengvas, ar galbūt jis yra šiek tiek greitesnis, galbūt įkvėpimas yra ilgesnis nei iškvėpimas. Kaip mes kvėpuojame? Ar mes kvėpuojame krūtine ar pilvu? Ar mūsų pečiai kyla į viršų? Kaip mes jaučiamės būtent kvėpuodami, nes kaip mūsų diena eina, mes apie tai negalvojame, tai vyksta natūraliai. Tai yra tikriausiai vienintelis dalykas, kurį mes nekontroliuojame, taip pat nekontroliuojame širdies plakimą. Tai yra natūralus dalykas, kuris vyksta nepriklausomai, kaip mes jaučiamės. Ir žinoma, be šių dviejų dalykų, ko gero, mes ir neegzistuotume. Taigi dabar norėčiau jūs pakviesti atlikti kvėpavimo pratimus. Tai mes darysim Nadi Šodaną pratimą. Tai sulenkite būtent smilių ir didįjį pirštą į save arba galite padėti ant trečiosios akies ar antakių, kaip jums patogiau. Nykštį naudosime uždaryti dešinę šnervę, o tuos du pirštus, tai būtų bevardis ir mažylis pirštelis, naudosis būtent kairiai šnervę uždaryti. Tai įkvėpkite per nosį giliai ir iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Atkreipkite dėmesį taip pat į savo stuburą, mes nenorime čia suklupti, mes norime, kad jis būtų įsitempęs, tiesus, pečiai nuleisti, atpalaiduoti. Taigi, uždarykite dešinę šnervę ir įkvėpkite per kairę. Uždarykite kairę, atidarykite dešinę ir iškvėpkite. Įkvėpkite per dešinę. Uždarykite dešinę, iškvėpkite per kairę. Įkvėpkite per kairę giliai. Uždarykite ir atidarykite dešinę, iškvėpti. Įkvėpti per dešinę. Uždaryti, atidaryti kairę, iškvėpti. Tęskite toliau, įkvėpti. Uždaryti, iškvėpti per dešinę. Įkvėpti per dešinę. Uždaryti, iškvėpti per kairę. Įkvėpti per 4, 4, 3, 2, 1, uždaryti, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidaryti, iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždaryti, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Įkvėpti dešinė. 4, 3, 2, 1. Uždaryti, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atidaryti, iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 6,
5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpti. 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iškvėpti dešinė. 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpti. 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidaryti. Iškvėpti. 4, 3, 2, 1. Užlaikome. 4, 3, 2, 1. Nuleisti dešinę ranką. Įkvėpti. Giliai per dvi šnelės. Užlaikome. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti giliai. Užlaikome. Ir iškvėpti. Užlaikome. Kumbhaką. Įkvėpti 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Užlaikome kumbhaką. Iškvėpti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Užlaikome kumbhaką. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Ok, sudėkime rankas priešais krūtinę. Ir mes dabar kartu su savo balsu susijungsime tą energiją būtent per garsą mantros Om. Įkvėpkite pasiruošti. Ok, dabar lengvai patraukite blokelį į šoną. Ir pasiruoškime mūsų kūrinėliui, kurį paleisime būtent antrą kūrinėlį iš būtent to linko, kurio aš jums atsiunčiau. Vadinasi Take Home. Tai 3, 2, 1, play. Ok. Taigi visus dabar kviečiu į stalo poziciją ir atliksime čia karvės galties pozą. Taigi, įkvėpti, pilvas nusileidžia žemyn, žiūrime aukštyn, įkvėpti. Iškvėpti, žiūrime tarp kojų ir nugarai stretch. Į viršų. Įkvėpti, žiūrime aukštyn ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Nuleidžiame sėdmenis link kulnų į vaiko pozą. Ir dabar norėsiu jums būtent paminėti, kad šiandien dirbsime būtent manipūros čakros dalyje. Tai yra mūsų presas, mūsų stuburas, mūsų pilvo zona, kurioje mes būtent pažadinsime visą tą energiją, visą tą ugnį, tai vadinama ugnies elementas. Tai čia bus būtent tokie pratimai kaip sukiniai į vieną pusę, į kitą, būtent pažadinimas mūsų šoninės dalies, pilvo dalies, taip pat bus pažadinimas mūsų stuburo. Tai čia dirbsim būtent manipūros čakrą, kur yra geltonos spalvos mūsų ugnis Fire Agni. Ok, iš vaiko pozos kylame aukštyn į šuo veidu žemyn. Ir čia mažai žingsneliais tiesiog apšildome pėdas. Leidžiam joms tiesiog įsivaizduomis pedalais minti. Ok, žingsneliais žingsniuojame į kilimėlio priekį.
Čia suėmame abi alkūnės ir tiesiog pasisukame į vieną pusę bei į kitą. Sukamės mažai posūkiukais, taip, budindami būtent šoninę sritį mūsų viršutinės kūno dalies, ten, kur yra šonkauliai. Nuleiskite rankas ir palengva kelkite aukštyn ir, kaip minėjau, prieš tai galva turi būti paskutinė kūno dalis, kuri pakils. Rankos kyla aukštyn ir atgal. Ir dar kartelį. Dabar priešingą pusę atgal ir į priekį. Ok. Grįžtame į Tadasanos poziciją, tai yra mūsų kalno pozicija, kuri yra galbūt pagrindinė pozicija, kurioje mes pradedame būtent sportuoti jogą, ypatingai vinyasą. Tai vėlgi, kaip ir minėjau praėjusiuose pamokose, atkreipkite dėmesį, kaip norite laikyti savo pėdas. Pirštus galite sujungti ir turėti mažą tarpelį tarp kulnų, arba tiesiog turėti tarpą, tokį kaip mūsų klubų tarpas tarp pėdų. Galite pilnai pėdą sujungti. Tai čia jau, kaip sakant, duodu jums laisvai pasirinkti ir nesuteikiu jums būtent kažkokio tai specialaus pasirinkimo. Tai rankos nuleiskite žemyn, pirštai turi plačiai būti skleisti, kelienai būti pakelti viršų, dubuo taip pat pakeltas, neišsiriečia nugara, o pakeltas dubuo, įtraukiant pilvo presą. Tiesiog įsivaizduojame, kad tai yra mūsų kaip medžio kamienas, būtent ta dalis. Ir kaip ir elementas ugnies dažniausiai jis kartu eina su žemės elementu, jie vienas kitą papildo, tai galime sakyti, žemė duoda mums tą stabilumą, išlaiko tą balansą, o ugnis tiesiog, būtent kaip variklis dega ir užkuria būtent tą stabilumą, tą kontrolę buvimo būtent tam tikrose pozose ir gyvenime, ir porose, ir santykiuose, jie vienas kitą papildo. Gerai, nugarą įsitempėt tiesiai, pečiai nuleisti, rankos pilnai ištiestos. Ir įsivaizduojame, kad energija keliauja nuo mūsų pėdų žemyn ir per mūsų visą būtent kojų, pilvo zoną, krūtinės keliauja per pečius, kaklą, galvą aukštyn, per mūsų būtent karūnos čakrą į viršų. Žvilgsnis yra tiesiai, tai mūsų drišti. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų, pradėsime saulės sutikimą A. Leidžiame žemyn, iškvėpti. Rankos gali būti ant žemės arba ant blauzdų. Įkvėpti pusiau keliamės, taip pat rankos, kaip ir minėjau, čia gali būti arba ant žemės. Iškvėpti į lentos poziciją. Taigi čia turite atkreipti dėmesį, kad mes nesuklūpsame šitoje pozoje, o kaip tik priešinamės rankų pagalbą, stumdami kilimėlį nuo savęs. Ir čia jau mūsų pečių zona atsiskiria, jinai nesusijungia, o atsiskiria. Ir taip pat sėdmenys įtraukti, dubuo įtrauktas. Įkvėpti, pasiruošti, leidžiamės į mažąjį čaturangą. Įkvėpus kobra, krūtinė kyla aukštyn, pečiai atgal ir alkūnės taip pat lenkiasi atgal ir jos nekrypsta į šonus, o žiūri atgal. Iškvėpus keliaujame į šuo veidu žemyn. Įkvėpti giliai, susipažįstame su šią pozą ir iškvėpti. Čia sėdmenys keliauja į viršų ir atgal. Rankos pilnai ištiestos, pečiai atpalaiduoti, nepritraukti prie ausų, o tiesiog nuleisti žemiau nuo ausų. Galbūt yra labai sunku įsivaizduoti, kadangi tai yra inversijos pozicija, tai yra veidas žemiau negu širdis, tai galbūt šiek tiek sunkiau įsivaizduoti, kaip pečiai turi atrodyti. Vėlgi įtraukus pilvą mes kontroliuojame tą būtent balanso poziciją. Ir čia galite kojas pilnai ištiesti arba šiek tiek sulenkti, kol jos dar nesitiesia. Įkvėpti, iškvėpti, žingsniuojame kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės, iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti palei šonus. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpti.
Įkvėpti pusiau keliamės grįžtis į tolį, nugara išsitiesia, iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti, mažoji čaturanga. Įkvėpti kobra, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti dešinė koja keliauja į viršų, tempkite kojos pirštus. Iškvėpti sulenkime per kelieną ir atidarome klubą į šoną. Įkvėpti išsitiesia koja, iškvėpti statome tarp rankų. Įkvėpti aukštas įtūpstis, rankos keliauja į viršų. Iškvėpti sukomės į dešinę. Įkvėpti kairė ranka keliauja žemyn, dešinė aukštyn. Iškvėpti šyvas posūkis. Įkvėpti ranką į viršų. Iškvėpti keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn arba kobra. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti kairė koja keliauja į viršų. Atidarome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti, koja išsitiesia aukštyn. Iškvėpti, statome tarp rankų. Aukštas įtūpsis. Įkvėpti. Iškvėpti, sukomės į kairę. Įkvėpti dešinė ranka žemyn, kairė aukštyn. Šyvas posūkis. Iškvėpti. Įkvėpti, statome į lentos pozą. Iškvėpti čaturanga. Įkvėpti aukštyn. Iškvėpti žemyn. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Įkvėpkite, nuleiskite kelius žemyn. Ir iškvėpkite. Dešinė ranka keliauja į viršų. Įkvėpti. Ir kaip adatėlė keliauja per kairę pusę. Iškvėpti. Kairė ranka kyla aukštyn. Įkvėpti. Ir galite ją nuleisti už nugaros į dešinę pusę. Iškvėpti. Būnate čia keletą kvėpavimų. Galite iškelti savo daugiau iššūkį, iškeldami kairę koją aukštyn. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Nepamirškite ūdžio įkvėpavimą, kvėpuojame per nosį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Galbūt ranka keliauja į viršų kairę. Įkvėpti. Iškvėpus statome kairę ranką žemyn ir koją taip pat. Įkvėpus dešinė ranka keliauja į viršų. Iškvėpti stalo pozą. Įkvėpti karvės pozą, galva aukštyn, pilvas žemyn. Katė. Iškvėpti. Ir vėl įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Kairė ranka keliauja į viršų. Įkvėpti. Ir kaip adatėlė per dešinę pusę iškvėpti. Ranka dešinė kyla aukštyn. Įkvėpti. Ir už nugaros iškvėpti. Galite užsibūti čia paprastai arba tiesiog, jeigu norite šiek tiek iššūkio, iškelkite dešinę koją viršų. Įkvėpus, užsibūnama, iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu gal norite ištiesti dešinę ranką į viršų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, statome dešinę ranką ir koją atgal. Kairė kyla į viršų. Įkvėpti. Iškvėpti. Stalo pozą. Ir vėl karvė aukštyn. Katė žemyn. Dar kartelį. Įkvėpkite. Ir jauskite tą apšilimą būtent stuburo zonoje. Dar kartelį. Tai mūsų manipūra čakra, kaip ir minėjau, mūsų ugnis. Iškvėpus grįžkite neutralią poziciją. Įkvėpkite. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Keliaukime į kilimėlio priekį. Įkvėpus pusiau keliamės, krūtinė kyla aukštyn, žiūrime į tolį. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpti rankos aukštyn. Palei šonus iškvėpti. Samastyti. Kėdės poza. Įkvėpti. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliamės.
Iškvėpti galbūt čaturanga iš karto. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Dešinė koja keliauja viršų. Įkvėpti, įtempkite kojas pirštus. Iškvėpti, sulenkiame per kelianą ir atidarome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti, sitiesia koja atgal. Iškvėpus, kairė, alkūnė. Iškvėpti, į viršų. Įkvėpti, atsiprašau. Iškvėpti, alkūnė. Įkvėpti į viršų. Iškvėpti alkūnę. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti viršų. Statome tarp rankų. Iškvėpti. Įkvėpti, kylame į aukštą įtupstį. Iškvėpti pulsavimai. Įkvėpti aukštyn. Dar 4 kartus. Iškvėpti. Įkvėpti trečias. Iškvėpti. Įkvėpti 2. Iškvėpti. Įkvėpti 3. 1, atsiprašau, iškvėpti. Įkvėpti, leidžiasi kairė ranka į viršų, į apačią, dešinė į viršų. Iškvėpti, šyvas posūkis. Įkvėpti ranka į viršų, iškvėpti į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Kartojame kairėje pusėje. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų, tempkite kojas pirštus. Iškvėpti, sulenkiame per kelią ir atidarome klubą. Įkvėpti, į viršų. Iškvėpti dešinė alkūnė. Dar 4 kartus įkvėpti. Iškvėpti, pulsavimai. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar 2. Įkvėpti. Iškvėpti. Paskutinis įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Statome tarp rankų, iškvėpti. Aukštas įtupstis, įkvėpti. Posūkiai į kairę, iškvėpti. Įkvėpti aukštyn, 4 kartus dar. Iškvėpti. Įkvėpti. 3. Iškvėpti. Šaunuoliai, dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sėdmeniai raumenys pakilti. Įkvėpti dar kartelį. Posūkis į kairę, iškvėpti. Ranka dešinė leidžiasi žemyn, kairė viršų, įkvėpti. Šyvas posūkis, iškvėpti. Įkvėpti viršų. Lentos pozicija, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Jau turėtumėte justi, kad šiek tiek ugnelė darosi stipresnė jūsų kūne. Įkvėpkite giliai. Ir galbūt atidarykite burną, išleiskite tą ugnį. Dar kartelį įkvėpti. Ir išleiskite. Ok, grįžtame į lentos poziciją, įkvėpti. Keliai sukasi į dešinę pusę, sėdmenis į kairę. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti lentos poziciją. Keliai sukasi į kairę, sėdmenis atgal į dešinę. Įkvėpti. Kartojame. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti lentos poziciją. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpkite, keliaujame į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, kėdės poza. Iškvėpti, samastyti. Įkvėpti, kėdės poza. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti, čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Ok, nuleiskime kelius į apačią.
Ir pakartosime adatėlės poziciją. Ranka dešinė kyla aukštyn ir kaip adatėlė keliauja per šoną. Kairė ranka aukštyn įkvėpti, užsibūnate čia arba kelite kairę koją aukštyn. Ir iškvėpti. Įkvėpkite mulo bandą, udiana banda pajungta. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiame žemyn koją bei ranką. Dešinė ranka keliauja viršų, įkvėpti. Stalo pozicija iškvėpti. Karvės poza žiūrime aukštyn įkvėpti. Pilvas nusileidžia, iškvėpti katė. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Neutrali pozicija stalo, įkvėpti. Ir iškvėpti. Kairė ranka keliauja į viršų. Įkvėpti. Iškvėpus kaip adatėlė per dešinę. Įkvėpti dešinė ranka aukštyn, bei dešinė koja aukštyn. Ir iškvėpti. Užsibūname čia keletą kvėpavimų. Jeigu nukrentate, galite grįžti. Nieko tokio. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus statome dešinę ranką bei koją. Įkvėpti kairė ranka keliauja į viršų. Iškvėpti. Stalo pozicija. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Ok, dešinė koja keliauja į viršų. Įkvėpti. Atidarome klubą, sulenkus kelią. Iškvėpti. Įkvėpti. Dešinė koja išsitiesia į viršų. Iškvėpti keliauja į kairę alkūnę ir užsibūna. Ir čia laikome 5 kvėpavimus. 4. Įkvėpti. Iškvėpti 3. Įkvėpti. Iškvėpti 2. Įkvėpti. Iškvėpti 1. Įkvėpti koją aukštyn. Iškvėpti koją statome tarp rankų. Aukštas įtūptis. Įkvėpti. Sukomės į kairę, dešinę iškvėpti. Užsibūname 5 kvėpavimus. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Norite daugiau iššūkio? Sulenkite kairę koją per kelį. Dešinė ranka keliauja į kairę pusę. Kairė į viršų. Įkvėpti. Bei iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti, kairė ranka nusileidžia žemyn, dešinė į viršų. Iškvėpti šyvas posūkis. Įkvėpti ranka į viršų. Iškvėpti pulsavimą, šyvas posūkis. Įkvėpti viršų. Iškvėpti šyvas posūkis. Dar 2. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Ranka į viršų. Įkvėpti. Statome į lentos poziciją. Iškvėpti. Įkvėpti pasiruošti. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Vėlgi įkvėpkime per nosį ir išleiskime per burną tą ugnį. Įkvėpkite, kaip drakono metai. Ir iškvėpkite. Ta ugnis keliauja. Įkvėpkite. Šaltos žiemos metu kaip tik labai gerai ugnį užkurti. Įkvėpkite, kairė koja keliauja viršų, tempkite kojos pirštus. Sulenkus kelią, darome klubą. Iškvėpti. Įkvėpti koją aukštyn. Ir iškvėpus keliauja kelias į dešinę pusę. Užsilaikome 5 kvėpavimus. Įkvėpti. Iškvėpti. Ir dar įkvėpti. Iškvėpti. Kelią kelkite aukščiau, įkvėpti. Iškvėpti. Dar 2. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar 1. Įkvėpti. Iškvėpti. Kairė koja kyla aukštyn, įkvėpti. Statome tarp rankų, iškvėpti. Aukštas įtūpstis, įkvėpti. Sukomės į kairę pusę, užsilaikome. Įkvėpus ir iškvėpus.
Vėlgi norite daugiau iššūkio, sulenkėte dešinę koją, kairė ranka keliauja ant dešinės blauzdos ar šlaunies, dešinė ranka kyla virš galvos. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar 3. Dar 2. Paskutinis. Įkvėpus, dešinė ranka keliauja žemyn, kairė į viršų. Iškvėpti šyvos posūkis. Dar 4. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar 2. Įkvėpti. Iškvėpti. Paskutinis įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti ranką aukštyn. Iškvėpti lentos poziciją, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Vėlgi grįžtame į lentos poziciją, įkvėpti, keliai sukasi į dešinę, sėdmenys į kulnus, ranka kyla aukštyn, įkvėpti. Iškvėpti, kobra arba šuo aukštyn. Įkvėpti, iškvėpti, sukamės į kitą pusę. Įkvėpti, šuo aukštyn, iškvėpti, į dešinę, ranka kyla aukštyn. Vėl įkvėpti, iškvėpti. Įkvėpti lentos poziciją, iškvėpti čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Ok, galite nuleisti kelius ir atsidurti į vaiko pozą. Jeigu norite šiek tiek daugiau iššūkio, galite atlikti galbūt trikojų stovėjimo. Tai būtų nuleidžiate galvą žemyn, alkūnės sulenktos per 90 laipsnių kampu. Ir kojomis kylame į viršų. Užsibūnate čia, 5 kvėpavimus. Galite stotis ant galvos. Jeigu tai praktikuojate, galite atlikti pinčą. Ir užsibūti čia 5 kvėpavimus. Ir jeigu darėte nors vieną pozą galva žemyn, versija, tai dabar grįžtame į vaiko pozą. Ir čia užsibūname keletą kvėpavimų. Ugnis dega mūsų būtent pilvo zonoje. Tai kaip saulė kaitina mus visus iš vidaus ir taip padeda mūsų kraujui keliauti per mūsų organizmą, padėdama išvalyti visus toksinus. Ir taip suduodama visus vitaminus, nutrition. Ir, žinoma, suteikia neapsakomai gerą jausmą. Sekančiai įkvėpimu pasiruoškite, iškvėpus, keliaujate šuo veidu žemyn. Įkvėpti kulnis keliauja viršų, iškvėpti keliaujate kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės, iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti kėdės pozą. Rankos lygiagrečiai su ausimis žiūrime aukštyn, keliai remiasi vienas į kitą, iškvėpti, samastyti. Užsibūnate samastyti šiek tiek. Ir dabar rankos kyla į viršų. Dešinė koja keliauja už savęs. Sugriebėte kairę ranką, dešinį į riešą ir lenkėtės į kairę pusę. Turite jausti tempimą būtent šioje dešinėje pusėje. Įkvėpkite giliai.
Ir iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite. Iškvėpus grįžtate į neutralią poziciją. Kojas įskieskite. Taip, kad atsirastumėte prazarytos pozoje. Tai kaip trikampis. Įkvėpkite rankos aukštyn. Iškvėpkite, leiskite žemyn. Įkvėpkite, pusiau pasikeliate. Iškvėpkite, leiskite žemyn. Įkvėpkite, pusiau pasikeliate. Keliaujate į dešinę pusę. Ir iškvėpkite, suimkite kairę ranką. Dešinę pėdą. Ir dešinė ranka keliauja į viršų. Įkvėpti. Turite atkreipti dėmesį, kad jūsų klubai nesisuktų, o išliktų neutraliai, kad sukatės tiesiog tik tais per nugaros žemą, per liemenį. Įkvėpti, žiūrite aukštyn ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus, rankos nusileidžia žemyn. Įkvėpti, pusiau keliatės. Žiūrite į tolį, iškvėpti žemyn. Įkvėpti, kylate pusiau ir keliaujate rankomis dabar į kairę pusę. Dešinę ranką suimate kulkšnį arba kairę pėdą. Ir čia atkreipkite dėmesį, kad klubai būtų neutralūs, nes aš taip pat jau norėjau juos pasukti. Kairė ranka keliauja į viršų ir tiesiog sukamės per liemenį. Ir žiūrime aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Padabanda pajungta, tai mūsų pėdos, kurios stipriai remiasi į grindis ar kilimėlį. Įkvėpti. Iškvėpus, nuleidžiame rankas žemiau galvos. Įkvėpti, tai pozicija rankų. Iškvėpti, kylame aukštyn. Grįžta pėda šalia dešinės kairioji. Įkvėpti rankos aukštyn. Ir dabar kairė pėda keliauja iš dešinės pėdos, suimate kairį riešą ir lenkiatės į dešinę. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Jaučiate tempimą kairėje pusėje. Iškvėpti. Įkvėpti. Grįžtate į neutralią poziciją. Iškvėpti. Atsidūrę kilimėlio priekyje. Nuleidžiate rankas žemyn. Taigi įkvėpti, kėdės pozą. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, vėl kyla rankos aukštyn. Iškvėpti, palei šonus. Įkvėpti, kėdės pozą. Užsibūnate, iškvėpti. Įkvėpti. Rankos lygiagrečiai ir keliai remiasi vienas į kitą. Žvilgsnis aukštyn, jūs įdrišti, iškvėpti. Įkvėpti. Leidžiatės pusiau žemyn, suimdami rankų pirštus. Iškvėpti. Žvilgsnis į žemę. Krūtinė tempiasi į priekį, sėdmenys atgal. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Nuleidžiate rankas žemyn, iškvėpti. Vėlgi, arba atliekate malasanos pozą, jogos įtupstis, kur nugara išsitiesia, alkūnės vidinėje kojų dalyje, kur keliai. Jeigu atliekate kartu su manimi, keliaujame į bakasaną, tai būtų varno poza. Žvilgsnis keliauja tolyn, keliai ant alkūnių ir pakyla mūsų pėdos. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti, šauname čaturangą, iškvėpti. Įkvėpti, aukštyn veidu, iškvėpti žemyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Lentos pozą įkvėpti, keliai sukasi į dešinę, sėdmenys atgal į kairę, ranka kyla aukštyn, įkvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn, iškvėpti į kairę pusę. Įkvėpti, šuo aukštyn, dešinė pusė. Įkvėpti, šuo aukštyn, iškvėpti dešinė. Įkvėpti, lentos poza,
Četuranga iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Ok. Įkvėpti ant pirštų galiukų kojų, iškvėpti, grįžtame į kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės, nugarą įsitempsi, žvilgsnis tolyn, iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti rankos aukštyn, žvilgsnis į nykščius, iškvėpti palei šonus. Naudojate dirželį arba atliekate pratimą be dirželio. Dešinė koja kyla aukštyn, sulenkus per kelią, dviem pirštais čiumpate didįjį kojos pirštą, įkvėpti, iškvėpti, išsitiesia koja priešais save. Šitą pratimą esame atlikę ne kartą, tikrai yra pažįstama. Įkvėpti ir iškvėpti. Čia turime atkreipti dėmesį, kad būtent stovinti koja, kur išlaiko mūsų visus, turi būti pilnai ištiesta. Didysis pirštas spaudžiasi į kilimėlį. Pakelta koja gali būti sulenkta per kelią. Galite laikyti jį būtent apskritai sulenkus šią koją. Ir jeigu keliaujate su manimi, sugrepėte kairę ranką išorinę dešinės pėdos dalį, dešinė ranka keliauja atgal ir galbūt žvilgsnis keliauja atgal. Arba atliekate lengvesnį variantą, kada yra koja sulenkta, kairė ranka keliauja į išorinę dešinės kelio pusę, kai dešinė ranka atgal ir žvilgsnis atgal. Galite žvilgsnį laikyti priekyje. Raskite savo iššūkio reikalaujančios pozos. Įkvėpti ir iškvėpti. Nugarą išsitiesia, krūtinė pakyla, įkvėpti. Iškvėpti, paleidžiame rankas, koja lieka pakelta, rankos į viršų. Įkvėpti, iškvėpus, karys numeris 3. Šiek tiek pakilame nuo iš pradžių ir vėl pasitaisome. Taigi žvilgsnis keliauja į apačią. Dešinė koja pilnai ištiesta, sulenkta pėda ir krūtinė pakyla. Nenorime suklupti čia. Krūtinė nori pakilti. Įkvėpti, sekančiu iškvėpimu, dešinė koja keliauja į viršų, rankos nusileidžia. Standing split arba stovintis špagatas. Galite užsibūti čia, o galbūt norite atlikti šiek tiek rankų balanso pratimų. Tai šiek tiek tokiais šokinėliais pakilti į viršų. Nagi, iš stovinčio špagato įkvėpkite giliai, iškvėpkite, nuleiskite dešinę koją žemyn, aukštas įstupstis, rankos aukštyn, sukamės į kairę ir dešinė ranka žemyn, kairė aukštyn, įkvėpti, šyvos posakis iškvėpti, įkvėpti aukštyn, leidžiamės četuranga iškvėpti. Įkvėpti aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti ir iškvėpus grįžtame į kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės, iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti žemyn. Kartojame kairėje pusėje. Vėlgi pasirenkite iškelti kairę koją sulenkus per kelią arba sugriebti didįjį kojos pirštą kairę ranką. Galite naudoti dirželį. Stovinti koja pilnai ištiesta, krūtinė pakelta, įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpus suimate išorinę kairės pėdos dalį, kairė ranka atgal, užsibūnate čia, arba galbūt žvilgsnis keliauja atgal. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, žvilgsnis į priekį,
Rankos aukštyn, koja pasilieka iškelta. Iškvėpti. Įkvėpti. Karys numeris 3. Iškvėpti. Įkvėpti. Žvilgsnis į apačią, krūtinė pakelta. Iškvėpti. Įkvėpti. Vėlgi. Stojantis špagatas. Iškvėpti. Kairė koja keliauja aukštyn. Rankos nuleistos, galbūt norite sujungti blauzdą. Būtent dešinės kojos abiemis rankomis. Ir tiesiog leisti žvilgsnį į apačią. O galbūt norite atlikti vėlgi rankų balansavimo pratimą. Man čia truputėlį mažai vietos. Visada reikia atlikti abi pusės, nesvarbu, kad nors kairė pusė galbūt šiek tiek silpnesnė. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiame kairę koją atgal. Įkvėpti. Aukštas įtupstis. Sukinukas į dešinę. Iškvėpti. Įkvėpti, kairė ranka keliauja žemyn, dešinė aukštyn. Iškvėpti, šybos posūkis. Įkvėpti. Ranka aukštyn. Iškvėpus čaturanga. Įkvėpti. Keliamės pusę aukštyn. Iškvėpti žemyn. Ir čia jau statome kojas į kilimėlio priekį. Nuleidžiame sėdmenis. Ir ištiesiame kojas priešais save. Jaučiu, kaip ugnis tiesiog iš manęs veržiasi, ne tik raudoni plaukai, bet ir veidas, ir visas kūnas dega. Ok, pėdos sulenktos į save. Rankos kyla aukštyn, įkvėpti. Leidžiame žemyn. Čia mes atliekame jau kaip ir žemės elementą, kuris yra kaip ir kompensuojantis elementas būtent ugnies. Ir jie tarsi abu pinasi, nes būtent žemės elementui mes atliekame labai daug lenkimos į priekį, tempimo nugarinės kojos dalies, hamstrings būtų anglų kalba. Ir taip pat lenkimas į priekį, tai kaip ir įtakoja mūsų būtent pilo zoną. Čia, kur yra mūsų fire, mūsų ugnis, mūsų agnė. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų. Iškvėpti žemyn. Sulenkite dešinę pėdą, dešinę koją ir pastatykite pėdą vidinėje šlaunies dalyje, kairės pusės. Džana Šišasana, mes šitą pratimą jau esame atlikę ne kartą. Pėda kairė sulenkta į save. Rankos kyla aukštyn, įkvėpti. Leidžiame žemyn. Iškvėpti. Vėlgi atkreipiame dėmesį, kad mūsų dešinysis kelias nusileistų žemyn. Galite pastatyti blokelį po dešiniu, būtent keliu. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pakilame aukštyn, rankos į viršų. Iškvėpti. Vėlgi sulenkiame kairę koją atgal. Dešinė pėda keliauja į išorinės kairės kelio pusės dalį. Rankos kyla aukštyn, įkvėpti ir sukamės į dešinę pusę. Kairė alkūnė statosi už dešinio kelio. Iškvėpus žiūrime atgal, nugara įsitempia. Žiūrime per dešinį petį būtent atgal. Ir jaučiame, kad mes tiesiog sukamės per liemenį. Labai mūsų užsibūna. Žiūrime atgal. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti. Sukamės atgal, kitą pusę. Įkvėpti. Statome į navasanos pozą. Mūsų būtent laivelis. Rankos ištiestos priešais save. Kojos gali būti sulenktos arba ištiestos, nugarai išsitiesusi. Įkvėpti. Leidžiamės į žemumį. Laivelį iškvėpti. Vėl kilame aukštyn, įkvėpti. Žemas laivelis iškvėpti. Kilame aukštyn, įkvėpti.
Žemas laivelis iškvėpti. Kylame aukštyn, galite sulenkti kelius arba laikyti kojas pilnai ištiestos, rankos į maldos poziciją, sukamės į dešinę pusę, iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Kojų pirštai įtempti, bus lengviau išlaikyti balansą. Įkvėpti, iškvėpti, sukryžiuojame kojas į čaturangą, iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti statomės ant kojų pirštų galiukų ir keliaujame į kilimėlio priekį. Šoktelėjus arba tiesiog mažais žingsneliais. Kojas įsitiesia priešais save ir arba einate į išvirkščią, galima sakyti, stalo pozą. Tai būtų tokia poza. Arba jeigu atliekate su manimi, norite daugiau iššūkio, tai pėdas sujungiate kartu, kojų pirštai įtempti ir kada kils sėdmenys į viršų, pėdos, būtent pirštų galiukai leidžiasi žemyn, tiesiog liečia žemę. Taigi rankų pirštai žiūri į klubus, įkvėpti, pakylame ir iškvėpti. Galva nusileidžia, kojos kartu, pėdos kartu, nuleistos žemyn, klubai kyla aukštyn, įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpus nusileidžiame. Sulenkiame kairę koją, pėdas statome kairę į vidinę dešinės šlaunies pusę. Kairysis kelias nusileidžia. Įkvėpti rankos aukštyn, iškvėpti, leidžiame žemyn ir čia galite naudoti dirželį, apinant pėdą, jeigu sunku ją suimti rankomis. Įkvėpti ir iškvėpus tiesiog leidžiate krūtinę dar žemiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti, atpalaiduojate. Įkvėpti pusiau keliatės ir iškvėpti. Sulenkėte dešinę koją atgal, kad pėda atsirastų kairėje pusėje. Kairė koja keliauja per dešinį kelią, būtent išorinėje dalyje. Įkvėpti rankos į viršų, sukamės į kairę pusę ir dešinė alkūnė keliauja už kairiojo kelio, įsitiesia nugarą, įkvėpti, žiūrime atgal, iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, sukamės į kitą pusę ir iškvėpti. Ok, navasana. Įkvėpti ir iškvėpti. Leidžiame žemyn, įkvėpti, iškvėpti, sulenkiame kelius ir rankas. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti kojos įsitiesia arba lieka sulenktos. Krūtinės priekyje mūsų maldos pozicija. Įkvėpti, iškvėpus sukamės į kairę pusę. Ir iškvėpti. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpti. Sukryžiuojame kojas. Čaturanga. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Ok, dešinė koja keliauja viršų, įkvėpti, sulenkiame per kelią, atidarome klubą, iškvėpti. Įkvėpti viršų, iškvėpus į balandžio pozą, tai dešinysis kelias prie dešinio riešo, pėda prie kairio riešo. Galite kelią išlaikyti 45 laipsnių kampu, arba jeigu įmanoma, tiesiog pėdą pastatykite, kaip kad jie atsidurtų lygiagrečiai su kilimėlio priekį. Vėl čia išsitiesėte, žiūrite aukštyn, įkvėpti, iškvėpus leidžiate žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Čia įtraukiame jau šiek tiek vandens elementą, atidarom klubus. Tai ugnį gali kompensuoti taip pat vanduo, užgesinti, jeigu yra per daug įsiplėskus ugnis. Įkvėpti.
Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Rankomis pakilame aukštyn. Įkvėpti. Ir dabar galite pasukti pėdą taip, kad jie atsirastų 45 laipsnių kampu. Naudoti blokelį. Atliksime karaliaus būtent balandžio pozą, jeigu taip išvertus King Pigeon. Ir galinė koja lenktis į save. Tai čia parodau, kaip atrodytų kelias su blokeliu. Ir dabar rodau iš šono. Tai blokelis padeda nenukristi, jeigu kartais prarandate balansą. Ir čia jau galite atlikti. Tai nepilnai kaip King Pigeon yra. King Pigeon būtų truputėlį kitoks. Bet mes darome šoninį. Čia galbūt undinėlės poza. Ups. Ir atsilaisvinate. Statotės į lentos poziciją. Įkvėpti. Iškvėpti leidžiatės žemyn. Įkvėpti šaukštyn. Ir iškvėpti šuo žemyn. Dešinė kairė koja keliauja viršų. Įkvėpti. Sulenkite per kelią. Iškvėpti. Įkvėpti išsitiesę. Ir statote į balandžio pozą. Tai kairysis kelias prie kairio riešo. Kairė pėda prie dešinio riešo. Ir vėlgi galite laikyti arba 45 laipsnių kampų, arba tiesiog lygiagrečiai su kilimėlio priekiu. Įkvėpti krūtinę kyla aukštyn, iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpkite gilin ir iškvėpkite. Na, jau po truputėlį gesiname mūsų ugnį, būtent vandens elemento pagalba. Mes šiek tiek atlikome, būtent kai aš mokinu mandalos poziciją, mandalos vinyasą, mandalos flow, tai mes atlikome nekeliaudami aplink kilimėlį, o tiesiog išbūdami kilimėlio priekyje. Galbūt, kai jau būsime susipažinę daugiau su būtent mano mokomomis pamokomis, pozomis, būsite susipažinę su jų pavadinimais, mes jau galėsime tada galbūt įtraukti ir mandalos vinyasą, kada keliaujame aplink kilimėlį. Tai yra toks kaip ir šokis, bet jis yra daug, galbūt toks žaismingesnis, daugiau galima įtraukti įvairiausių pozų. Ir tai yra labai daug iššūkio reikalaujantis, ne tiek atliekant pratimus, bet taip pat ir mąstymui, nes reikia, kaip sakant, justis įdomiai, nes tu atlieki pratimą priekyje ir gale kilimėlio. Ir atlieki kairę koją, dešinę koją. Na, čia labai daug pasakoti, gal kada papasakosiu daugiau. Vėlgi, blokelį statote, jeigu norite po kairę šlaunį. Ir einame į undinėlės poziciją. Randate, kaip norite rankas pastatyti, galite naudoti ir dryželį. Galite tiesiog būti taip, pozicija. Norite daugiau iššūkio. Oi, labai senai atlikau šį pratimą. Galite daryti šitaip. Ir tuomet grįžtate į lentos poziciją, įkvėpti. Iškvėpti čia turangą. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti. Iškvėpus keliaujate į kilimėlį priekį. Nuleidžiate sėdmenis. Pasimate blokelį. Ir atliksime tiltelio poziciją. Pėdos keliauja prie sėdmenų, kuo arčiau. Atkreipkite dėmesį į kelius. Jie nesisuka į lauko pusę. Daugiau pajungime taip, kad jie tiesiog norėtų skripti į vidinę pusę. Sėdmenys keliauja į viršų, kada įkvepiate. Galite statyti blokelį po sėdmenimis. Jeigu atliekate restorative tiltelį, jeigu norite naudoti jį
nenaudoti jo. Tuomet sėdmenys pakyla aukštyn, galbūt rankas pirštų suimate ir nuleidžiate žemyn ir tiesiog pakeliate krūtinę aukščiau taip, kad jūsų pečiai susijungtų būtent apačioje ant kilimėlio. Tiesiog susigūžia vienas priešais prie kito. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Atpalaiduojate rankas ir leidžiate viršutinę nugaros dalį, vidurinę bei apatinę. Pasvinguriuojate kelius į vieną pusę bei į kitą. Atliekate tą patį pratimą. Arba jūs galite atlikti tiltelį. Tai rankos keliauja virš pečių. Ir sekančiu įkvėpimu į tiltelio poziciją. Ir atkreipkite dėmesį, kaip jūsų keliai, kad nesisuktų į išorinę pusę, o daugiau į vidinę. Norite daugiau iššūkio, pakelite kairę ranką link kairės šlaunies. Įkvėpti, iškvėpti statant atgal ir pakeičiate kitą pusę. Ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti, nuleidžiate viršutinę nugaros dalį, vidurinę bei apatinę. Ir pasringuliuojate vėl kojomis į vieną pusę bei kitą. Vėlgi, paskutinė mūsų būtų šios vinyasos asana. Tai arba statote save į žvakės pozą, ant pečių stovėjimo pozą. Arba širšasana, tai būtų stovėjimas ant galvos. Jeigu tai praktikuojate, plaukai dar neleis. Ir čia išsibūnate iki 10 kvėpavimų. Atsargiai leidžiate kojas žemyn. Ir nusileidžiate, jeigu darėte galvostovio pozą, į vaiko pozą.